Sveiki, remontininkai, vairuotojai ar dar kas nors. Parodysiu jums, kokį šposą atradau savo audiniai kupiniai, imdams lauk vairo kolonkę. Karoči pertrūkęs kūzavas. Žiauru, kaip taip atsitiko, aš net neįsivaizduoju. Matot? Eina va čia vat. Va taip vat kyla kažkur vat. Iki šičio va. Čia toliau nematau, gal ir toliau reikės nutrintis tiek. Kažką daryti su šitokiu dalyku. Po to eina čia vat išsišakoja ir leidžiasi kažkur čia po tą dangą dar ir pertrūkia ir eina taip ir eina va čia vat, nueina ir nueina va šitais iki čia vat maždaug kaip yra perplyšęs po vairo kolonkę. Nežinau net kaip taip galėjo atsitikti. Ir įtariu bitės, kad tikrai ne man vienam taip yra. Nes aš, plečia, nežinau kaip čia taip atsitiko. Iš tikrųjų, dėl amžiaus gal. Tai va, norėjau parodyti. Gal pasižiūrėsit kas nors, gal ir pas jūsų tas pats yra. Tik nematėt, aš irgi nepamačiau, kur čia rūdis, tryniau iš visur, kur atradau. Ir tik tais, kai kolonkė ėmiau lauk, žiūriu, tą gumą, kai mane aš visur buvau žemės. Žiūriu pertrūkęs, nieko, sau galvoju. Reikės virint tikriausiai, ką čia daugiau beišbursi. Tai va, pasižiūrėkit, ar kam nors vairuojantiems Audi Q, ar Bulką, ar Biškę, ar Silkę, dar ką žinau, kur panašiai stau kolonkę. Gal bus tas pats, kad nesusilauktumėm po to, kad kol kas jį yra iki čia, o paskiau, kai nueis va taip, pamesim variklius. Visi po kelių metų. Gal visiems kupams taip yra. Pavyzdžiui, kaip vandukai bėg beveik visiems per duris, per stoikės, per langus. Taip pat čia gal yra. Tai va, tiek norėjau parodyti.